Sveiki! Peržiūrėję šį vaizdo klipą sužinosite, kaip galima keisti pagrindinius grafikų parametrus. Naują grafiką galite atidaryti paspaudę Failas ir Naujas grafikas. Arba tiesiog paspauskite ant naujo grafiko mygtuko standartinėje meniu juostoje ir pasirinkite valiutų porą. Taip pat galite iš rinkos laikrodžio lango, laikydami kairįjį pelės mygtuką, užtempti valiutų porą ant grafiko. Grafiką galima padidinti arba sumažinti, spaudžiant mygtukus grafikų meniu juostoje. Arba laikant kairįjį pelės mygtuką ir keičiant pelės poziciją ant laiko ašies arba kainos ašies. Jei norite peržiūrėti senesnę informaciją, atsijunkite automatinės slinkties mygtuką, nes jei pastarasis bus įjungtas, tai pasikeitus kainai grafikas peršoks ir bus atvaizduojama paskutinė kaina. Grafiko poziciją galite keisti laikydami kairį pelės mygtuką, spausdami krypties rodykles arba Page Up, Page Down mygtukus klaviatūroje. Įjungiant ir išjungiant grafiko poslinkio mygtuką galite nustatyti, ar bus palikta paraštė dešinėje grafiko pusėje. Laiko periodų meniu juostoje galite pasirinkti, kokio periodo grafikai bus rodomi – nuo 1 minutės iki mėnesio. Dabar grafike rodomi 1 valandos periodai. Yra 3 populiariausi grafikų tipai. Linijiniai grafikai, kuriuose vaizduojama periodų uždarimo kaina. Brūkšniniai grafikai arba žvakių grafikai. Tiek brūkšninėme, tiek žvakių grafikuose vaizduojama ta pati informacija. Tik žvakių grafike dar papildomai yra nuspalvinamas stačiakampis tarp atidarimo ir uždarimo kainos. Šiuo atveju viena žvakė vaizduoja 1 valandos kainos pokytį. Matome valandos atidarimo kainą, per valandą pasiektą aukščiausią ir žemiausią kainą, bei valandos uždarimo kainą. Ant grafiko paspaudę dešinį pelės mygtuką galite nustatyti, kad būtų rodomos grotelės, prekybos apimtis ar vieno paspaudimo prekybos terminalas. Taip pat grafiką galite išsaugoti kaip paveikslėlį arba atsispausdinti. Pasirinkę grafiko savybes galite keisti visas grafikos spalvas atskirai arba pasirinkti spalvų planą. Grafiko savybėse pasirinkę skiltį Bendras, nustatome, kad būtų rodoma pirkimo kaina bei periodo skirtukai. 1 valandos ir žemesniuose grafikuose periodo skirtukai skiria 1 dienos periodą, 4 valandų grafike savaitės, dieniniame grafike mėnesio, o savaitinėme grafike metų periodą. Tikiuosi, ši informacija buvo naudinga. Jei turėsite klausimų, būtinai kreipkitės ir mes visada padėsime.